Šita edukacija yra daugiau skirta tiems žmonėms, kurie kūrė vertikalius video ir kelia juos į savo Facebooką arba tik tai Instagramą. Noriu parodyti, kad yra ir kitas nemokamas socialinis tinklas, kuriame taip pat galite praplėsti ir surasti savo auditoriją. Birželio 19 pradedu eksperimentą. Paskelbiu į YouTube naujai atidarytą šitą kanalą, Mačiukas Medija. Per šitą visą laikotarpį 8000 peržiūrų. 8000 žmonių pasižiūri mano klipus. Kiek aš surinku followerių? Followerių aš surinku 8. 8 sekėjai, 8000 peržiūrų. Neapsikraukit dėl tų followerių, žmonės jau šiais laikais nefollowina. Viskas, pasižiūri ir algoritmas toliau rodo. Dabar jūs galite pasakyti, vaikai žiūri tos video. Aš nueinu į statistiką, pažiūrėt, kasgi žiūri tos mano video. 88% vyrų. Nuo 25 metų, va čia šitie 3 didžiausi skaičiai, 26, 30, 20, iki 54. Mano klientas yra, nuo šitas, nes jisai turi pinigų, aš brangus esu ir man įdomu šitie. Ir jie sudaro didžiąją dalį mano žiūrovų. Labai gerai. Dabar kaip jisai tas algoritmas supranta, kam reikia parodyti tuos video? Visų pirma, tai labai protingas algoritmas, jisai nuskaito video, pasižiūri, kas šnekama, jisai supranta kalbą, bet aš jam dar ir padedu. Su ChatGPT susikūriau SEO tekstą YouTube'ui, kuris tiktų visiems mano video, toksai būtų bendrinis. Ir ten hashtagų susigeneravau su ChatGPT ir aš tik tai keliu video, next, tai užtrunka, 20 sekundžių. Tai mano žinutė yra tokia, jeigu jūs darote video, neapsiribokite savo tais 2 socialiniais tinklais, įkelkite dar ir šičia.